yra 16 tonų ratinis ekskavatorius. Šiame ekskavatoriuje sumontuota 2D sistema, kur yra standartinė iš gamyklos, bet ją galima išplėsti ir iki 3D sistemos. Kas yra naujo visose ratiniuose ekskavatoriuose, tai yra pusiau automatinis kasimas. Tai yra, pabrėžiu, automatinė. Operatorius turi traukti vieną svirtį, o hidraulika jau reguliuoja tą lygumą, visus nuolydžius, aukštį. Mums tiesiog mechanizmas atkartoja šlaitą pagal projektą. Taip pat jis reguliuoja kaušo nuolydžius, kaušo atvertimą. Man rodo, kad aš turiu dar kasti 7 cm. Man nuleidžiu kaušą, jis man neduoda nuleisti žemiau. Tai gali 10% pagerinti darbo greitį operatoriams. Esam gerbuvininkai. Labai įdomu, kad šis ekskavatorius turi šlaitų formavimo funkciją. Tai yra naujiena. Gar šitas labai nustebino. Darbas yra žymiai paprastesnis. 3D technologija padeda tiksliai dirbti irgi. Tai viskas faina. Aišku, įspūdinga, nepalyginus, kas buvo anksčiau. Tai taip pat ši mašina turi sumontuotą Caterpillario rotorių. Jisai turi tokias išmanias funkcijas kaip kaušo nubarstymas ir grįžimo į pradinę padėtį funkciją. Šis rotorius turi kaušo kratimo funkciją, galima paskirstyti medžiagą tolygiai. Taip pat pasisukimo funkcija ir veikia automatiškai kaušo pakreipimas. Tai kas yra itin įdomu, dirba ant šlaito. Operatorius gali greičiau padaryti savo darbą. Traukiam su viena ranka ir tas kaušas tiltuojasi ir strėlė kelia pagal automatą. Taip pat galim tas sistemas atjunginėti, pavyzdžiui, tik tai turėti tiltavimo kaušą arba galima sujungti tos sistemos bendrai. Paspaudus keletą mygtukų kombinaciją galima padaryti 10% kažkokį tai nukasimą. Tuoj nebereikės net ir mokintis kaip dirbti. Atsisėdi autopilotu, viskas vyksta. Kas dar yra šioje mašinoje standartiškai, tai yra svarstyklės. Tai yra itin tikslios ir veikia be poreikio pristabdyti mašiną. Tai svarstyklės labai naudingas daiktas, kada reikia krauti sunkvežimius. Nekyla problemų ant kelio, nevažiuoji su viršsvoriu, nelaužai kelių ir nepažeidi Lietuvos įstatymų. Įdomu, svorį viską rodo, kaip ir atrodo, kad daug pastangų nereikia, pati technika dirba. Šis ekskavatorius, kaip ir kiti naujos kartos ratiniai ekskavatoriai, turi elektroninę sieną, kuri neleidžia mašinai išvažiuoti iš statytų ribų. Tai gerokai pagerina saugumą dirbant keliuose ar mieste. Mašina nesitrenks į pastatą, sakykime, ar į pravažiuojantį automobilį. Taip pat čia gali būti instaliuota virtualios realybės kamera. Dar turim tokius privalumus, kad į 3D sistemą galima įkrauti 2 paviršius ir iš karto mes sistemą galim matyti, kaip mes artėjom prie projekto nuo esamo paviršių. Iš tiesų, tai mūsų sistema yra labai lengvai naudotis. Tai yra įjungiam, pasirinkam projektą, spaudžiam pradėti. Labai paspartina darbą. Tai yra operatoriaus išauga našumas ir tikslumas. Taip pat mes galim įdiegti klientam programinę įrangą, kurią gali matyti per savo telefonus, per kompiuterį, kaip eina darbų jėga. Ar tu spėsi, ar nespėsi padaryti tam tikrų laikų. Taip pat mes turim prietaisą virtualios realybės kamerą nešiojamą. Įdedi telefoną į GPS-ą ir prieš pradedant objektą tu gali apeiti ir matyti projektą šitam sklype ar objekte, ar nėra klaidų projekte, kad nekainuotų po to labai daug. Pernai rudenį visiškai naują įsigijom su 2D sistemoje, išmaniaisiais tais visais virtualiom sienom, lubom, svarstyklėm. Tai atsiranda didesnė darbo kokybė. Technika nauja, naši, baigėsi problemos su prastova, su kažkokiais gedimais. Naujoje technikoje žmonės nepavargsta, laimingi, pritraukti operatorius daug paprasčiau. Yra pliusas, nereikia kažkokio ypatingo vairuotojo. Mažiau streso, mažiau galimybių suklysti, greičiau pasidarai objektą, greičiau ateina pinigai iš kito klientos pusės. Žodžiu, win. Norim parodyti, kad ir su M314, kuris yra 2 tonom lengvesnis negu M316, galima padaryti tą patį darbą. Kai dirbi su ketu, tai ir šypsena veide atsiranda.